Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir paskelbus ES programą Leader Plus 2004 m. sausio mėnesį, Širvintų savivaldybėje susirinko bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų lyderiai, verslo ir vietos valdžios atstovai. Susitikimo metu buvo nuspręsta steigti Širvintų rajono vietos veiklos grupę, kad ES programos Leader lėšos pasiektų rajono kaimiškas vietovės. Ši iniciatyva tapo pradžia Širvintų rajono VVG veiklai, kuri tęsiasi jau 20 metų. Baigiamai įgyvendinti Širvintų rajono VVG 2014-2020 metų vietos plėtros strategija, pagal kurią buvo įgyvendinti 42 projektai, prisidėjo prie ekonomikos gerinimo rajone ir sukūrė 38 naujas darbo vietas. Dauguma projektų buvo skirti juridinių ir fizinių asmenų verslui. Visame Širvintų rajone buvo įgyvendinti 25 verslo projektai. Kaimo vietovėse kūrėsi nauji verslai, pradėtos teikti įvairios naujos paslaugos, taip pat dauguma jau veikiančių gamybos įmonių pasinaudojo ES finansavimo, kad modernizuotų ir išplėstų savo gamybos pajėgumus. Pagal įgyvendintus projektus kūrėsi autoservisai, pradėtos teikti vaisių ir daržovių džiovinimo, siuvimo, švietimo, maitinimo, poilsio bei pramogų organizavimo, filmavimo ir fotografavimo paslaugos bei daugelis kitų įdomių ir naudingų veiklų, kurios prisidėjo prie kaimo gyvenimo gerinimo. Ūkininkai šioje strategijoje įgyvendino 4 projektus. Moderniuose ūkiuose buvo įrengtas peltos lukštenimo įranga ir grūdų malūnas, sandėliavimo įranga bei įsigytos krovinės transporto priemonės. Musnininkų miestelyje atidaryta parduotuvė vietinių ūkininkų produkcijai prekiauti. Širvintų rajono savivaldybės administracija, įsisavinusi Širvintų rajono VVG strategijos lėšas, daugumoje seniūnijų įgyvendino 9 projektus susijusius su infrastruktūros sukūrimu, viešųjų erdvių sutvarkymu ir pritaikymu visuomenės poreikiams kaimo vietovėse. Įgyvendinant šiuos projektus buvo skirta beveik 200 000 eurų Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos lėšų. Vienas iš išskirtinių šios strategijos projektų buvo viešosios įstaigos Vikingų kaimas įgyvendintas vietos projektas, kurio metu buvo įrengta mobili virtuvė furgone bei gauta licenzija teikti renginiams maitinimo paslaugas. Buvo sukurtas prekinis ženklas Senovės Kernavė, sukurti istoriniai kostiumai, reprezentuojantis Kernavės didikus, sukurtos edukacinės programos, pristatančios Kernavės gyventojus, jų aprangą, maistą, gyvenseną, pramogas ir puotas. Džiaugiamės Širvintų rajono gyventojų aktyvumu ir tikimės, kad 2023-2027 metų vietos plėtros strategija bus tokia pat sėkminga kaip ir ankstesnės, pritraukdama daug įdomių projektų, prisidėsiančių prie kaimo gyvenimo gerinimo.